varžovai Druskininkų krepšininkai, kurie dabar perima kamuolį. Darius Kibildis, vienas komandos lyderių, pelno pirmosius šio susitikimo taškus ir išveda savo komandą. Žaidė ne mažiau nei po 30 minučių. Tai iš tikrųjų yra daug. Dar vienas tolimas metimas ir Darius Kibildis tampa pirmuoju lyderiu. Jų ataka niekur neskuba, skirtingai nei daugelis atakų. Vėl visiškai laisvas, meta ir pataiko Kibildis, 8-asis šio krepšininko taškas, fantastiškai prasidėjusios rungtynės Kibildžiui. Niečių ataka, 1 prieš 2 varžovus. Rizikuoja, tačiau tą nesėkmingai daro Jokūbas Gintvainis. Reikia greit grįžti gynybą, to nespėja padaryti Vilniaus krepšininkai ir 10-ąjį tašką pelno Kibildis. Neabejotinas pirmojo iš šios jaunosios kapelos, kuris priklausė Vilniaus Sakalams, tačiau šį sezoną žaidė Anykščių Puntuke. Na, o ką išdarinėja Darius? Kėlinio 6 minutės buvo surinkti tie 12 taškų. Per likusį laiką dar pridėti 2 ir dabar jo sąskaitoje 14. Pirmą kartą persvara tapo dviženklė. Kibildis. Na, gal laiku pakalbėjom apie jį. Aš manau, kad jis dar parodys ką, nes aš jau ne pirmą kartą stebiu šitą jauną vaikiną, nes gimnazija, bet patys žinot, dėl objektyvių priežasčių nesužaidė nė vienų rungtynių, bet galiu priprognozuoti. 3 rezultatyviausi Vilniaus komandos žaidėjai, 17 taškų įmetęs Butkevičius, 12 Gintvainis ir 11 Lekūnas. Na, o 12 taškų pranašumas buvo dažnai. Vakar taip pat buvo jau 4. kėliny Panevėžys 7 taškais pirmavo pusfinalį, bet Thank you.